Sveiki, šiandien trumpai noriu pasidalinti, kad ar svarbu, ką apie tave galvoja kiti, nes jų nuomonė nuo tavęs visiškai nepriklauso. Tu neįlysi į jų galvą, tad ar tau verta pergyventi dėl to, ką kiti apie tave galvoja? Tikrai ne. Daug svarbiau susikoncentruoti į tai, ką galvoji tu pats, kokias mintis dedasi tavo galvoje. Nes būtent tas vidinis dialogas, savęs pažeminimas, savo ydų ieškojimas daug dažniau užkerta kelią tavo progresui negu įvairūs heiteriai, įvairūs kritikai. Tad dar kartą rekomenduoju susimastyti, pagalvoti, kokias mintis siunti visatai, ką apie save galvoji ir pasistenk apie save galvoti kažką gražaus, ieškoti pozityvaus, ką tu moki, ką tu gali ir nesikoncentruoti į tą negatyvą, ko tu nemoki, ko tu negali, kas ne tavo jėgoms ir panašiai. Taigi šiandien dalinuosi tokia žinute, gražios likusios savaitės ir iki!